Atsiprašau, kad nebuvo garso pačioj pradžioje, bet mes tęsime Džaiva Dharma, Šilos Bhaktivinodatos Thakuros nemirtingą veikalą. Amnaya praha tattvam harim iha paramam sarvashaktim rasabdim tadbinam shamsha jivan prakritam kavalitam tadvinmuktam shabhavat beda beda prakasham sakalam api hare sadhanam shuddha bhaktim sadyam tad pritim apatipati shadan janam Gaura Chandra Svayamsa. Štai yra Šri Čaitanijos Mahaprabhu mokymo esmė, daša mula arba 10 šaknų. Tai pradedant 13 Džaiva Dharmos skyrių, Šrila Bhaktivinoda Thakura aiškina šitos 10 šaknų ir dabar mes prisiminam, ką girdėjome gegužės mėnesį, besiklausydamiesi 13 skyriaus, kuris buvo pavadintas Pramana ir Pramėjos pradžia. Pramana yra įrodymas. Jeigu mes tvirtiname kažką, reikia iš pradžių įsitikinti, kad mes remiamės Vedų šastromis arba Amnaja. Čia yra pirmoji šaknis arba Pramana įrodymas. Ir Pramėja 10 dalykų, kurios reikia įrodyti. 10 elementų, kurios reikia įrodyti. Tai tos Pramėjos yra, mes žiūrėjome labai atidžiai, 13 skyriuje gegužės mėnesį, Amnaya praha tattvam harim iha paramam. Tattvam harim iha paramam reiškia aukščiausias Dievo asmuo yra Šri Krišna. Sarva Shaktim, jis yra visų energijų pirmutinis šaltinis. Rasabdim, jis yra rasos vandenynas arba saldžių atsidavimo tarnystės skonio vandenynas. Rasabdim, tad binnam šemšia džyvam, džyvos arba gyvosios būtybės, jo neatskiriamos dalelės. Tuo pačiu metu yra tapačios jam ir skiriasi nuo jo. Tai tas Ačintė bėda skirtumas. Tai yra, tad binam šemšia džyvos. Tos džyvos yra atskirtos nuo jo ir tuo pačiu metu nesiskiria nuo jo. Kai kurios iš jų yra amžinai išsivadavusios, kai kurios iš jų yra amžinai, tai yra šiame materialiame pasaulyje. Prakrita kavalitam, tai yra padengtas majos. Bėda prakaša. Arba nesuvokiamosios tapatybės ir vieningumo ir skirtingumo ryšys yra tarp išvaros, džyvos ir majos, yra tarp aukščiausio Dievo asmens, džyvos, gyvosios būtybės ir majos arba materialios energijos. Štai yra 3 svarbiausi elementai. Tai yra sambando. Šitos 7 šaknis arba 8, galima sakyti, šaknis. Amnaya, Vedų šastros, tai yra Pramana arba įrodymas, ir Pramėjos, 7 Pramėjos, kurias ką tik išvardiname. Visa tai yra, kaip vadinasi, sambanda arba santykiai su Krišna. Išvara, džyva ir maja, šitas trikampis. Dabar sadhana yra abhideja. Abhideja reiškia sadhana, metodas pasiekti abhidos, tai yra tikslo, aukščiausio tikslo. Kas yra aukščiausias tikslas? Arba prajodžana, aukščiausias tikslas yra tyra meilė Krišnai, arba prajodžana. Tai štai yra 10 šaknų. Tai kadangi mes labai gerai žiūrėjome gegužės mėnesį į Pramana ir Pramėjos pradžią, mes galime pakartoti truputį. Kaip įsitikinti, kad Krišna yra aukščiausias Dievo asmuo? Vedų šastros arba Amnaya visų pirma. Kaip įsitikinti, kad Pramana arba įrodymas yra teisingas? Pramana arba įrodymas tai Vedų šastros, tai yra Vedų šventraščiai. Šitie šventraščiai yra visiškai idealūs. Neturi jokių kliūčių.
neturi jokių ydų. Kadangi yra apaurušėjo, aukščiausias Dievo asmuo pats ištaria tos raštus arba ištaria išsivadavusios sielos. Tai kadangi šaltinis yra labai patikimas, šaltinis yra absoliutus, tada ir pramanas arba įrodymas yra absoliutus taip pat. Tai remdamiesi to pramanu arba to įrodymu, mes galime pažinti vedų tiesas. Tokiu būdu. Vedų tiesas, amnaja praha yra kas? Harim iha paramam. Aukščiausias Dievo asmuo, Hari yra aukščiausias Dievo asmuo. Yra 4 sampradajos, 4 mokytojų ir mokinių sekos. Seniausia iš jų yra Brahma sampradaja, mūsų sampradaja. Sampradaja reiškia seka, dvasinė seka. Viešpats Brahma buvo pirmas, kuris išgirdo tas tiesas iš Krišnos. Tai yra Šrimad Bhagavatam pati pradžia. Krišna pasakė jam, aham eva sameva grena nėdėt sadasat param paščiadaham tadėtam čia eva šišietė sosmėham. Krišna pats pasakė Brahmai. Aham eva sameva gre. Aš esu visako pirmutinis šaltinis. Paščiadat sadasat param. Visko, kas yra laikina, visko, kas yra amžina, aš esu pirmutinės šaltinis. Iki materialios kūrinijos aš egzistuoju. Ir po jos sunaikinimo tik aš egzistuoju. Pirmas postulatas. Čia četur šloka. 4 Šrimad Bhagavatam šlokos. 4 Šrimad Bhagavatam pirmieji posmai. Tai nuo tų posmų viskas prasidėjo. Po tų posmų po to apsireiškia visas Šrimad Bhagavatam istorijos. Tai aham eva sameva grena nėdas sadasat param paščiadaham tidėtam čia. Eva šišietė sosmėham. Toliau. Ritartam jat pratijata na pratijata čatmanita dvidėdat mano majam yatabhasa yatatamaha. Krišna pasakė Brahmai. Ritartam jat pratijata, tad pratijata čatmani. Jeigu kažkas atrodo skiriasi nuo manęs, reikia turėti omenyje, reikia žinoti, kad čia yra mano maja, mano iliuzija. Čia yra ta iliuzija, kurią sukūriau aš pats. Tai aš sukūriau visišką realybę, absoliučią realybę ir aš sukūriau iliuziją taip pat, kuri padengia šį materialų pasaulį, maha, maja arba didžioji iliuzija, visos gyvosios būtybės yra po ją. Ritartam jat pratijata na pratijata čatmani. Yatama hanti bhutani bhuteshu čavacheshvanu. Pravištani tatateshu nateshvaham. Sako Krišna Brahmai toliau. Visi materialūs elementai, kurie apsireiškia šiame materialiame pasaulyje, tuo pačiu metu yra susiję su manimi ir nesusiję. Pravištani, pravištani. Tai yra mano energijos, materialios energijos dalelytės. Mes klausysime šiandien, kokiu būdu, kaip veikia materiali energija. Kaip veikia dvasinė energija taip pat. Šiandien mes pradėsime Šakti tatvą, 14 skyrių. Tai visa tai atskirto nuo manęs ir neatskirto nuo manęs tuo pačiu metu. Čia yra Ačintya beda tatva arba nesuvokiamas skirtumas ir vienybė. Vienybė ir skirtumas. Tuo pačiu metu. Tai štai Krišna pasakė Brahmai, kadangi 4 posmas jau truputį kitą temą, tai mes necituosim čia. Bet sambandha abhidheya ir prayojana. Štai viskas, kas buvo duota.
Ir kaip įsitikinti, kad Krišna yra aukščiausias Dievo asmuo? Mes girdėjome šloką iš Padma Puranos, Ašvarjase Samagrasya, kur buvo pasakyta, kad Krišna, aukščiausias Dievo asmuo Bhagavanas, yra 6 savybių pirmutinis šaltinis. Jam priklauso 6 savybės. Pirmoji savybė yra Šri arba grožis. Iš Krišnos grožio išeina dar 3 puikios savybės. Aišvarija, Virija, Jaša. Aišvarija reiškia jo didybę, Virija reiškia jo galybę ir Jaša reiškia jo šlovė. Tai šitos 3 išeina iš Šri, iš grožio savybės. Ir dabar Jašos arba šlovės 2 periferiniai bruožai yra Gyana ir Vairagija. Tai žinojimas ir atsižadėjimas. Tai šitie 2 yra Jašos arba jo šlovės padaliniai, arba ekspansijos. Tai ten Vrajanatkas klausia, bet visos Vedos sako, kad Krišna yra Brahmanas. Brahmanas yra beasmenė substancija. Kodėl tu tvirtini, kad Bhagavanas yra visako šaltinis ir Brahmano šaltinis? Ir kodėl tu tvirtini, kad Brahmanas yra tik Bhagavano kvalifikacija, kaip Bhagavano bruožas? Ir Babaji Maharadžas sako, taip, tai visiškai teisinga. Bhagavanas arba aukščiausias Dievo asmuo yra Sat, Čit ir Anandos valdovas. Tai yra, jis turi savyje Sat, Čit ir Ananda. Sat, Čit ir Ananda. Pilnai, visiškai pilnai. Sat, Čit, Ananda. Jis turi savyje. Dabar jo aspektai Paramatma ir Brahmanas turi mažiau. Paramatma turi Sat ir Čit. Ir Brahmanas turi tik Sat. Brahmanas turi tik amžinybę. Brahmanas neturi pilno žinojimo ir Brahmanas neturi taip pat palaimos, taip, Ananda. Bet palaukit, jūs galite pasakyti, juk yra Brahmananda, juk yra Ananda, kuri yra Brahmana. Bet Šrila Rupa Gosvamis, Rudavas nemėgdavo, kai mes kalbėjome iš popieriuko, aš tą šloką turiu gretimam kambarį. Bet Šrila Rupa Gosvamis pasakė, kad jeigu mes padauginsim tą palaimą, kuri yra Brahmane, tūkstančius ir tūkstančius milijonus kartų, tiek kartų, kiek yra dienų per Brahmos gyvenimą, atrodo. Visgi tas padauginimas tiek kartų neprilygs tos Anandos, kuri yra Bhagavane Krišnoje. Štai kokia yra palaima, kokia yra Ananda, Krišnos Ananda, tai yra bhakti, tai yra jo atsidavimo tarnystės palaima. Tai todėl kai mes kalbame apie Brahmaną, reikia žinoti, kad tai yra tik Bhagavano bruožas. Tik Bhagavano ekspansija, galima sakyti taip, bruožas. Dabar, impersonalistai neteisėtai sako, kad Bhagavanas, tai yra, kad Brahmanas yra Nira Shakta, kad jis neturi Shakti, tai yra energijos. Lietuviškai tariant, šakties. Neturi Shakti. Iš tikrųjų, Brahmanas visada turi Shakti. Bet kadangi jis yra Bhagavano ekspansija, mes žiūrėsime tai 14 skyriuje dabar. Bet aukščiausias Dievo asmuo yra Bhagavanas ir kai jis turi visas 6 savybės visiškoje pilnumoje savyje, tada jis ir vadinamas Bhagavanu.
Aišvarijas Samagrasi. Tai šloka iš Padma Puranos pasakyti. Aišvarija, Virya, Jaša, Šri, Gyana ir Vairagya. Tai yra visą grožį turi, visą galybę, visą didybę, visą šlovę, visą žinojimą ir visą atsižadėjimą. Jeigu jis visiškai turi savyje, tada jis yra Bhagavanas, jis turi viską. Tai yra gradacijos. Impersonalistai nesuvokia to. Jie be to daro labai didelį aparatą, labai didelį įžeidimą, sakydami, kad Krishna kaip asmuo yra Brahmano ekspansija sattva gunoje. Tai yra materialioje gerumo savybė, gerovės, dorybės savybė. Tai labai didelė klaida ir labai didelė aparatą, labai didelis, kaip čia, įžeidimas, galvoti, kad Krišnos kūnas yra materialus, sattva gunai. Ten daug dalykų, bet kadangi mūsų laikas yra ribotas šiandien, turime pradėti 14 skyrių. Tai 13 skyrius, kurio vaizdo įrašą linkiu jums peržiūrėti vėl. Jūs galite surasti kanale. Ten, kur yra playlistas lietuviškos paskaitos. Mes galėjome įsitikinti, kad pramana, tai yra amnaja, tai yra vedų raštai, yra kaip nepagrišimai. Impeccable, kuri neturi ydų. Nepagrišimai, tai reiškia neturi jokių ydų. Impeccable, pramana. Tai yra įrodymas, kuris neturi jokių ydų, jokių trūkumų. Ir B yra, kad aukščiausias Dievo asmuo yra Šri Krišna. O tos dalykus, jeigu mes tikrai priėmėm, tai galime judėti į priekį. Šakti tattva. Kai tą vakarą Pračanatas nuėjo namo, jis buvo labai po didelių įspūdžių nuo Babadžio Maharadžo, garbingojo Babadžio Maharadžo pamokymais. Nepriekaištinga, taip. Ir todėl jis pasakė, jis tiesiog galvojo, koks yra išaukštintas Šri Čaitanjos Mahaprabhu mokymas. Koks jis yra išaukštintas. Prisiminkim, kad jis buvo logikas anksčiau. Ir jam buvo įdomus iš pradžių Nimajos Panditas kaip logikas. Nes Nimajos Panditas, Šri Čaitanjo Mahaprabhu buvo didysis logikos žinovas ir logikos mokslo skleidėjas. Tai vėliau Vrađanatas susidomėjo Šri Čaitanjos Mahaprabhu mokymą apie bhaktį, apie atsidavimo tarnystę. Kuo daugiau aš girdžiu Šri Čaitanjos Mahaprabhu mokymą, tuo gilesnis bangos manyje. Ir tarsi nektaras liejasi iš Babadžio Maharadžo lotoso burnos. Ir mano širdis tokia prisisotinusi to nektaro. Ir Šri Čaitanjos Mahaprabhu siddhanta arba filosofija visiškai subalansuota, viskas yra harmoninga, visiškai harmoninga. Tai Vrađanatas buvo tiesiog pasineręs į tą ekstazę. Daug žmonių ateina į Krišnos sąmonę trokštami žinių. Gyanavan man prapadėti, Krišna sako Bhagavad Gitoje, tas, kuris trokšta žinių, po daug gyvenimų pažins mane. Tai yra gyanis, geriausias iš 4 rūšių žmonių, kurie ateina pas Krišną. 4 rūšių žmonės ateina pas Krišną. Kas jie? Pirmoji rūšis yra arta, reiškia tie, kurie kenčia. Artarti, tie, kurie nori ekonominės
naudos, materialaus besivystymosi. Džigiasų, smalsieji, trečiasis tipas. Ir ketvirtasis yra geniai. Bet tie genis, tarp kitko, buvo Vražanatas. Turi sužinoti, kad gena arba dvasinis žinojimas ateina bhakti praktikos procese. Tik per bhakti praktikos procesą ateina tas žinojimas. Tai yra girdėti. Nesidėti kaip genis, tas sausas genis ir skaityti knygas. Kai kurie žmonės daro tą klaidą. Bhakti praktikos pagrindas yra šravanam, kirtanam, smaranam. Tie trys dalykai. Šravanam, girdėjimas, kirtanam, šlovinimas, smaranam, prisiminimas. Štai viskas. Tu gali būti visiškai beraštės kaip Šilar Gorakishvara Dasa Babadžis Maharadžas ir mokėti vedų žinias puikiai, būdamas visada pasiruošęs cituoti tos posmus, kurių tu nemokė skaityti, bet tu mokė pakartoti paskui mokytoją. Tai yra labai didelė svarba to. Šravanam, kirtanam ir smaranam. Tai Vražanatas buvo tokia ekstazija, jis pagalvojo, kad toks subalansuotas mokymas, viskas taip nuostabiai atrodo, viskas taip pritraukia. Tai aš nežinau, kodėl brahmanų visuomenė kritikuoja vaišnavus, kodėl jie kritikuoja Šri Čaitanjos Mahaprabhu mokymą. Kodėl? Ne iš paprasto pavydo. Čia filosofinė priežastis. Filosofinė priežastis. Jie galvoja, kad viskas priklauso nuo gimimo dalis jų, kastiniai brahmanai. Brahmanai taip pat gali būti paveikti impersonalizmu. Apie ką čia ir mini Vražanatas. Jis pagalvoja, kad tikriausiai Majavados filosofijos paveikti brahmanai nenorėjo ir nenori priimti Šri Čaitanjos Mahaprabhu mokymo. Tai tokiu būdu jis priartėjo prie Babadžio Maharadžo kutyro ir tokia bhakti tendencija prabudo jo širdyje iš karto. Kuo daugiau tu girdi, tuo daugiau tu norisi ką daryti? Tarnauti Krišnai. Jeigu tu skaitai ir klausaisi kažko, bet tai neduoda tau impulso tarnauti Krišnai, tai reiškia, tu esi neteisingame kelyje. Tu nori, kad per savo smegenis, per savo studijas tu gali kažką suvokti. Bet svarbiausia būti prie tikrojo sadhu arba tyro bhaktos, tyro atsidavusio Krišnos tarno lotoso pėdų. Kai jis kalba, jis žino apie ką jis kalba. Jis kalba apie dvasinę transcendentinę realybę. Jis žino, kas yra Šeširada ir Krišna. Jeigu tu klausaisi jų, tokių asmenybių, tu tikrai gausi bhakti. Tikrai. Nėra jokių abejonių, kad tu gausi bhakti labai greitai. Jeigu tu nesiklausai arba klausaisi, bet galvoji, aš irgi moku, nieko nebus. Nieko nebus. Viskas prasideda nuo atsidavimo. Todėl Vražanatho širdyje, Vražanatho to paties, kuris buvo sausas logikas iš pradžių. Prabudo bhakti mes matome čia. Jis priartėjęs prie Babadžio kutyro iš pradžių. Kutyras yra vieta, kur jis gyvena. Galima sakyti, namelis. Ne. Pasiūlė nusilinkimas kutyrui. Išvydęs Babadžį Maharadžą pasiūlė nusilinkimus jam. Su tokiu entuziazmu sėdėdamas prie Babadžio Maharadžo Vražanatas paklausė, Prabhu, vakar tu pažadėjai man, kad paaiškinsi trečiąją šloką, Daša Mulas. Trečioji ir ketvirtoji skirti kam? Šakti, tai yra energija. Tai šiandien mes girdėsime trečią ir jos paaiškinimą. Aš turiu labai gilų norą išgirsti trečią šloką iš tavęs. Babadžis Maharadžas labai apsidžiaugė, išgirdęs tai ir pacitavo trečią šloką. Parakyaja shaktir apritakadapi svai mahimani stito jivakyam svam achidabid hitam tam tripadikam swatantre cha shaktim sakala vishaye prerana paro vikaradhya shunya Parama Purusho Yam Vijayate.
Nepaisant to, kad Šri Bhagavanas, aukščiausias Dievo asmuo, nesiskiria nuo savo transcendentinių energijų arba transcendentinės energijos parašakti, aukščiausias transcendentinės energijos, jis taip pat turi savo nepriklausomą prigimtį ir troškimus. Jo parašakti susidaro iš 3 aspektų. Čit šakti, dživa šakti ir maja šakti. Čit šakti yra dvasinė energija, visiškai dvasinė. Dživa šakti tai yra gyvosios būtybės energija ir maja šakti arba išorinė energija, maja, maha maja. Ir jis visada skatina tas energijas atlikti savo funkcijas. Tas paratatva arba aukščiausia absoliuti tiesa, nepaisant to, kad jis atlieka visus tus dalykus, visgi jis nepajudinamas. Ir immutable, reiškia, nepajudinamas, tai yra nieko nedaro. Ir jis amžinai glūdi visiškoje transcendentinėje svarupoje, savo transcendentinėje svarupoje ir savo paties šlovėje. Štai kas yra Bhagavanas, aukščiausias Dievo asmuo. Kad jis visada kartu su savo šakti. Truputį užbėgęs į priekį, aš noriu prisiminti, kaip Narada įkvėpė Vyasą pažinti Šrimad Bhagavatam. Vyasa buvo nepatenkintas, nepasitenkinęs. Jis sėdėjo, parašęs labai daug literatūros, užrašęs labai daug Puranų, Upanišadų ir viso kito. Mahabharata, Ramayana. Sėdėjo nepatenkintas. Iš išorinės erdvės pasirodęs Narada pasakė jam, tu turi pasinerti iš Šrimad Bhagavatam, pažinti Šrimad Bhagavatam. Tu privalai pažinti Šrimad Bhagavatam ir tada Vyasadeva priėmė tą instrukciją ir įėjo į transą. Bhakti yogena manasi samyak vyasati male apashyam purusham purnam mayam čia apashrai. Bhakti yogena manasi. Jis patalpino savo protą į bhakti jogą, atsidama tarnystės nektarą. Bhakti yogena manasi samyak male apashyam purusham purnam. Jis įėjo į visiškai tyrą būseną. Ir tada jis pamatė visišką aukščiausios Dievo asmens apsireiškimą. Apashyam purusham purnam. Purusham purnam tai yra pilnas aukščiausio Dievo asmens apsireiškimas. Purusham purnam. Kodėl purusham purnam? Šrila Gurudevas paaiškino, kad buvo radika šalia. Radika šalia. Tai sekmadienį mes kalbėsime apie radiką, nes tai yra 14 skyriaus 2 dalis, kur paaiškinama, kas yra radika. Tai radika yra aukščiausia parašakti, ta pati energija, transcendentinė energija, apie kurią čia paminėjo Babadžis. Yra tai yra visų kitų energijų pirmutilis šaltinis. Tai radika yra vadinama parašakti, arba ačintya šakti, arba svarupa šakti taip pat. Tai yra aukščiausia energija, parašakti, ačintya šakti, nesuvokiamoji energija ir svarupa šakti, ir vidinė energija. Ir iš jos išeina kas? Čit šakti, dživa šakti, maja šakti. Čit šakti reiškia dvasinė energija, transcendentinė energija, dvasinėme pasaulyje, kuri viską valdo dvasinėme pasaulyje. Dabar dživa, tai yra ribinė energija, arba dar vadinama gyvosios būtybės energija. Ir maja šakti tai yra iliuzinė energija, materiali energija, kuri valdo viską šiame materialiame pasaulyje. Tai Brahmanas taip pat turi šakti. Aukščiausias Brahmanas, Parabrahmanas arba Bhagavanas turi šakti visiškai, visoje pilnumoje. Tu išgirsime kaip. Brahmanai tvirtina, kad Brahma kaip paratatva neturi šakti.
Ir šakti apsireiškia tik, kai jis išvaro. Nu, ta prasme, jis ateina kaip Krišna ir tada rada, tada apsireiškia. Bet jie impersonalistai galvoja, kad tai yra materialus pasireiškimas, kas yra didžiausias įžeidimas. Aš norėjau išgirsti iš tavęs vedų išvadas apie tai. Babadži sako, šakti arba paratatva apsireiškia visose pavidaluose. Visuose jo pavidaluose. Tai yra, ar tai Krišna yra Bhagavanas, ar tai Krišna yra Paramatma, ar tai Krišna yra Brahmanas. Visada šakti pasireiškia, tai labai svarbus principas sužinoti. Tai mes nepriimame, griežtai nepriimame Mayavadži doktrinos, kad Brahmanas neturi šakti. Brahmanas visada turi šakti. Taip, nes jis yra Bhagavano apsireiškimas, todėl jis turi. Bhagavano bruožas, bet ir be asmeninis apsireiškimas, tik tai. Tame yra skirtumas. Natas Siekarim tai labai fundamentalus posmas iš Šveta Švataro Upanishadų. Buvo paminėta, kad 11 Upanishadų ypatingai svarbios mums. Šveta Švatara viena iš jų. Natas Siekarim karanam čia vidyateina, tad samas čia bedikas čia drishiti. Parasya šaktir vidaiva šrujati, svabhaviki gyana bala kriyačia. Tai labai įdomu. Param Gurudevas Šrila Bhakti Pragyana Kešava Gosvamis Maharadžas savo veikaluose, savo straipsniuose apie Mayavadą ypač sakė, kad Vedos yra visiškas teizmas. Vedos visiškas teizmas. Absoliutus teizmas. Bet dėja Mayavadžiai tvirtina, kad Brahmanas, pavyzdžiui, neturi šakti, jis neturi bruožų, jis neturi veiklos, nėra kara, nėra nirvišeša ir taip toliau. Tai nors pasakyta labai aiškiai, Upanishadose, Mayavadžiai pripažįsta tik Upanishadas. Tai yra pripažįsta Vedas, Upanishadas, galbūt Mahabharata net nežinau, bet Bhagavad Gita, čia Gita Upanishad jie pripažįsta. Tik Šrutį jie pripažįsta. Smriti Puranų jie nepripažįsta. Tai todėl iš pradžių Babadžis Maharadžas citavo tik Vedas Puranas Upanishadas, Vedas ir Upanishadas. Tai čia iš Upanishadų. Bet aiškiai pasakyta, kad parasya šakti ir vidaiva šrujati. Šrujati reiškia yra pasakyta, kad jis turi parasya, reiškia begalybę šaktų, šakti. Begalybę energijų jis turi. Jis yra visų energijų pirmutinis šaltinis. Pasakyta labai aiškiai. Labai tiesiai, bet jie paneigė tai, kaip čia dabar jie galvoja, kad Brahmanas nėra šakti, neturi energijos. Paradoksalu. Tai ką darytų parabrahmanas, paramatma, ką bedarytų parabrahmanas arba paramatma, tai nėra materialu. Todėl jo rankos ir jo kojos nėra materialios. Jis neturi materialių rankų ir kojų. Ir savo transcendentinio kūno dėka jis apreiškia savo žaidimus, transcendentinius žaidimus. Mayavadžiai kvailai galvoja, kad jeigu jis atlieka kažkokį veiksmą, tai yra materialus veiksmas. Pavyzdžiui, Krišna žaidžia. Krišna vagia ką? Sviestą. Krišna pavagia ką? Gopi drabužius ir taip toliau. Gopi širdys ir taip toliau. Jis kažką veikia, galvoti materialus veiksmas. Čia visiška kvailystė. Paprasčiausia, čia yra aparatha arba įžeidimas to paties brahmano. Nes jis yra parabrahmanas arba aukščiausias Dievo asmuo. Tai Vedos sako visur, tai yra tvirtinama. Bet kaip jie nemato, tiesiog Šankaračarja, viešpats Šiva, kaip aš juokauju, su spec užduotim, nuo spec zadanį, jis tiesiog jų dėmesį nukreipia kitur. Kad visa tai yra viena, monizmas. Štai viskas. Paprasčiausia, ką Vedos sako, kai mes cituojame, labai stipriai mes pabrėžiame personalistinę koncepciją. Kodėl? Kad tai yra Bhakti Vedanta. Todėl Šrila Gurudevas ir davė mums visiems savo seniesiems vardą Bhakti Vedanta. Todėl, kad Param Gurudevas davė tai. Bhakti Vedanta. Bhakti reiškia Vedanta. Vedanta reiškia
reiškia bhakti. Bhakti yra aukščiausia vedantos išvada, aukščiausia vedantos praktika, aukščiausias vedantos vedantisto užsiėmimas yra bhakti. Jeigu tu studijuoji vedantą, turi prieiti prie bhakti. Vienintelė išvada. Tai todėl niekas negali prilygti jo, kai sakyti, kad kažkas gali būti didesniu už jį. Niekas negali prilygti. Na tas jekariam karanam navidėti, aukščiausias Dievas man nieko nedaro, čia sakoma, nieko nedaro. Kaip čia dabar viskas vyksta? Jeigu Dievas nieko nedaro? Kaip čia dabar? O iš kur dabar viskas? Todėl, kad veikia jo šakti, jo energijos veikia. Jis nieko nedaro, nes jis yra savėje patenkinęs, jis pastoviai atlieka labai daug veiklos, bet nieko nedaro. Nes jeigu Krišna nori, pavyzdžiui, pavogti sviestą, iš kur tas noras? Iš kur? Kaip jis yra vykdomas? Ičia šakti. Tai yra jo troškimo energija. Jogamaya. Viską organizuoja. Kad jis pavogtų, Krišna pavogtų sviestą. Jogamaya tiesiog nepajudindama net pirštų. Daro taip, kad Krišna pavogė sviestą labai sėkmingai. Pavogė kokybiškai. Kokybiškiausią sviestą. Kokybiškiausiai pavogė. Kodėl? Nes jis yra aukščiausias Dievas, jis yra autokratas. Jam priklauso viskas. Taip. Tai jis nieko nedaro, bet jis visą perskambintis. Jis yra visur visada. Jis yra visur ir visada. Ja. Ir todėl jis žino, ką galvoja kiekviena gyva būtybė. Guru yra irgi toks pat. Iš kur galim paklausti, guru yra toks? Todėl Krišna yra toks. Guru yra susijęs su Krišna, guru yra toks artimas Krišnai, kad ką bedarytų Krišna, guru viską žino. Ir kur bebūtų Krišna, guru taip pat ten. Ir taip pat kaip Krišna gali būti visur tuo pačiu metu ir daryti masę dalykų tuo pačiu metu, taip ir guru gali tai daryti. Bet Krišna darydamas masę dalykų nieko nedaro tuo pačiu metu. Jis yra autokratas. Viskas yra daroma jo energijų veiklos dėka. Tai dabar, tad samas čia bėtikas. Samas reiškia same, reiškia tas pats, niekas negali prilygti jam, niekad negali jį, kaip čia, privazmoč, reiškia būti aukščiau negu jis, geresniam negu jis. Tai viena energija, tai yra Paramešvaros energija, yra aprašyta Šruti, tai yra Vedų raštuose, tai yra para šakti, arba Achintya šakti, arba Svarupa šakti, ta pati Šrimati Radhika, apie kurią mes kalbėjom. Svabhaviki gyana bala kriya. Gyana, tai reiškia žinojimas, tai yra čit, arba samvit. Bala, tai reiškia jo sat, taip, amžinybė ir taip pat bala reiškia jėga, taip. Ir kriya. Kriya reiškia ananda, reiškia palaima arba chladinė. Tai šitame posme iš Švetašvatara Upanishad yra pasakyta labai aiškiai, kad parasya šakti ir vidaiva šruoti, masė energijų, bet 3 yra vedančiosios, taip. Tai yra sat, čit, ananda arba gyana bala kriya, čia tas pats. Gyana bala kriya reiškia čit iš pradžių gyana, po to bala reiškia sat ir ananda reiškia kriya. Čia. Tai šitos 3 šakti, šitos 3 energijos yra vedančiosios. Dabar kiekviena iš šitų energijų dabar aprašoma atskirai. Babažis Maharažas sako. Gerai, mes pacitavome šią Vedų šloką. Parasya šakti ir vidaiva šruyate, svabhaviki gyana bala kriya. Gerai, gyana. Gyana reiškia čit.
Tai kaip aprašoma čit šakti, kaip aprašoma žinojimo energija vedusi. Tadhyana yoga nugata pashyan devatma shaktim svagunar nigudham yakaranani nikilani tani kalatma yuktan yadhidishtatyeka. Švetashvatara Upanishad, prašom, ta pati Švetashvatara Upanishad, aprašo dabar kiekvieną iš šitų, lietuviškai tariant, šaktų, šitų energijų paeiliui. Tai dabar čit šakti arba Gyana šakti aprašoma yra. Tai pamatė tattva gyarišiai, didieji išminčiai, kurie nedaro klaidų, kurie įsigilinę į samadhi arba transcendentinę ekstazę. Jie pažino Parabrahmą. Kaip atsimenat, Vedavyas, jis buvo įsigilinęs į transą. Ir jis pažino Parabrahmą. Jis pažino tą aukščiausią Dievo asmenį. Tai jie pamatė tai ir jie pamatė tai, kas yra čit šakti ir kaip veikia čit šakti. Dabar dživa šakti. Ajam ekam lohita shukla krishnam bhavi praja srijamanam svarupaha ajo hiko jushamano enusheti jahatyenam bhukta bhogam ejonyam. Švetashvatara Upanishad sako apie dživą šakti, apie gyvą būtybę. Čia pasakyta labai aiškiai, kad yra dviejų rūšių adža, reiškia negimusi dživa. Dživa egzistuoja visada. Mes negimstam ir nemirštam. Kaip Bhagavanas egzistuoja visada, mes dživos arba adža, reiškia niekad negimstame ir nemirštame. Mes esame amžini. Prakriti arba materiali energija padengia šitas dživas raudona, balta arba juoda spalva. 3 gunos. Raudona reiškia aistra, balta reiškia gerumą, dorybę ir neišmanimas yra juoda. Dživa yra adža, kaip ir brahmanas. Adža reiškia negimusi. Tai šitos gyvos būtybės yra puikiai matomos šitiem išminčiam, kurie neturi nieko bendro su neišmanimu. Ir todėl šitie išminčiai visiškai nugali prakriti arba materialią energiją. Šitie išminčiai. Ir Maja šakti taip pat yra paaiškina Švetashvatara Upanishad. Chandamsi yagya kratavo vratani bhutam bhavyam yachcha veda vadanti asman mayi srijati vishvametad tasmimshchanyo mayaya sannirudha. Paramatma, kuri yra Maja prakriti valdovė arba materialios energijos valdovė, sukuria taip pat, reiškia kaip Paramatma arba aukščiausias Dievo asmuo, sukuria šį pasaulį. Ir sukuria taip pat Vedas apreiškia, specialias jagijas, džiotištomą, įvairias apeigas, įvairias vratas, kaip čia, įžadus. Gyvosiams būtybėms pasiekti tobulybę. Aprašyta Švetashvatara Upanishad. Tai yra aukščiausias Dievo asmuo, apreiškia šį pasaulį, materiją, apreiškia gyvasias būtybės ir apreiškia kelią gyvoms būtybėms tobulėti. Paprastai žodžiais aš čia noriu paaiškinti tą patį. Tai kodėl mes esame čia? Čia jau kitas klausimas, liguistas gan klausimas, 15 ir 16 skyriuose, žiūrėsime jį. Bet šitą vedu mantrą, parasya šakti vidai vašruojate, sako, kad yra transcendentinė šakti ir energija
Ir aukščiausia paratatva, paratatvos apsireiškimas. Yra Bhagavanas ir Nirvišeša, yra impersonalus, beasmenis apsireiškimas, kuris vadinasi Brahmanu. Niekur veduose paratatva neaprašyta kaip neturinti energijos. Paratatva visada turi energiją, mes turim išeidami iš šios paskaitos tvirtai tai žinoti. Paratatva arba aukščiausia tiesa visada turi energiją. Niekad, nei kokiam apsireiškime, ar tai Brahmanas, ar tai Paramatma, ar tai Bhagavanas, nėra aukščiausia absoliuti tiesa bešaktinė. Sąlygota siela šiame pasaulyje gali būti partinė arba bepartinė. Kažkas partinis, kažkas bepartinis. Bet aukščiausia absoliuti tiesa visada šaktinė. Niekad negali būti nešaktinė arba bešaktinė. Visada tik šaktinė. Nirvišeša Brahman. Parašakti, taip. Žodžiu, Brahmanas yra parašakti apsireiškimas. Todėl Nirguna, Nirvišeša Brahmana taip pat turi transcendentinę energiją. Brahmanas taip pat turi transcendentinę energiją. Viskas turi transcendentinę energiją. Šrila Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada pabrėždavo, mes esame šaktos. Kodėl? Nes Šrimati Radhikos garbinimas čia vienas dalykas, bet iš esmės mes turime pripažinti, kad transcendentinė energija yra absoliutus principas šakti šakti matayor abheda. Pagal tą aforizmą vedu. Šakti šakti matayor abheda. Tai yra nėra skirtumo tarp šakti ir šakti man. Šakti man reiškia tas, kuriam priklauso. Valdovas. Šakti valdovas. Ir pati šakti. Šakti šakti matayor abheda. Nėra skirtumo tarp šakti valdovo ir pačios šakties. Taip. Taip. Nirguna Nirvišeša Brahman taip pat turi šakti, turi energiją. Kai kuriuose vietose, veduose, Upanešaduose yra aprašymai parašakti. Ji vadinama svarupa šakti. Kitose vietose čit šakti. Kitose vietose antaranga šakti. Tai yra vidinė energija. Kaip čia giluminė energija antaranga. Jau nesuvokiama energija čintė šakti. Ir parašakti yra aukščiausia. Daug pavadinių. Negali būti, čia tiesiog labai svarbus dalykas, žiūrėkit, kaip postulatas. Negali būti tokios vastų, tai yra tokio aukščiausio objekto, kaip Brahmanas be šakti. Brahmanas kaip vastų negali egzistuoti be šakti. Labai svarbu suvokti. Paprasčiausia čia yra Mayavadžio vaizduoti, įsivaizdavimas, kad Brahmanas yra be šakti. Viešpats Šiva, atėjęs kaip Šankaracharya, įvedė Kali Jugai šitą Mayavados filosofiją, šitą monizmo doktriną, kuri tvirtina, kad Brahmanas yra nėra šakta. Mes visada tvirtiname, kad pagal Vedas Parasya Shakti ir Viduja Ištrūti, Svabhava Gigyana Bala Kriya čia ir kiti posmai tvirtina, kad šakti visada šalia Bhagavano. Taip pat, kaip Šrila Bhaktivinoda Thakura dainuoja vienoje savo dainoje, kad Radhika Charanarenu, man atrodo, Radhika Charanarenu, čia Šrila Narottam Das Thakur jo daina, bet Radhika Charanarenu jis galvoja. Jis dainuoja, kad tie, kurie tvirtina, kad galima lenktis tik Madhavai be Rados, yra agyaniai, yra neišmanėliai. Nes jie paprasčiausiai tvirtina, kad Saulė gali egzistuoti be Saulės spindulių. Bet čia yra visiškas absurdas. Kaip Saulė gali egzistuoti be spindulių? Kaip mes, Žemės gyventojai, galim susipažinti su Saulė? Tik per spindulius, eik į pležą.
Jeigu nėra saulės, tai kai soliariumą ten imitacija tos saulės, vis tiekgi ta elektra, tie spinduliai, tas ultravioletas, jis kyla iš saulės. Per spindulius viską gaunam, netgi elektros lemputė. Visa tai yra spinduliai. Spinduliai, spinduliai, spinduliai. Tai žodžiu šakti. Netgi materialia prasme. Kiekvienas objektas turi šakti, turi energiją. Turi vibraciją, turi bangą, turi kažkaip dar galima pavadinti. Bet visa tai yra šakti principas. Taip realu ir natūralu, svarbiausia. Tai Vedanta yra visiškai natūralus mokymas. Nieko sugalvoto, nieko, kaip čia, įnešto dirbtinai. Viskas yra tiesiog savyje, kaip saulė. Saulė savyje, kaip tas savotumas, ne, saulės apsireiškia per spindulius. Teisingai pasakyti. Savitumas. Kaip tas saulės savitumas apsireiškia per spindulius. Ne kitaip. Kas, gerai, truputį mūsų temomis pakalbėkim dabar. Kas geriausiai žino Krišną, sakykit kas. Šimati Radika. Kas gali jums daugiau papasakoti apie Krišną? Šimati Radika. Ant tiek, kad pats Krišna tampa gudus, sužinoti, ką jinai jaučia. Kas yra jos širties gelmėse. Tai vat, netgi visa tai yra, suprantat, čia yra kaip filosofiniai pamatai, mes galim pasakyti, filosofiniai pamatai. Bet žiūrėkit, kokia rasa ten giliau. Jeigu paimti šakti, kas yra šakti? Yra radika, tai yra šakti. Tai Savišeša Brahmanas taip pat yra aprašytas Vedose. Ja eko varna bahuda shakti yoga dvarnan anekan nihitartu dadhati. Šveta Upanishad. Ta pati Šveta Upanishad visur. Šakti išdėstyti. Nepaisant to, kad jis turi vieną spalvą. Kokią? Šiamą spalvą. Šiam spalva reiškia aukščiausias spalva, ne? Kuri nurodo, kaip juodas reiškia jokios spalvos nėra, ne? Bet tai, kad Krišna turi juodą tamsią spalvą, į ką tai nurodo? Kad jis neturi jokių materialių savybių. Jis yra nirvišė, ta prasme, kad jis neturi jokių materialių savybių. O kvailiai Majavadžiai tvirtina, kad jis visai savybių neturi. Suprantat? Tai jeigu mes esam džybos ir mes turim tiek savybių, iš kur jos apsireiškia dabar? Iš iliuzijos. Siaubas. Tai kodėl iliuzija tokia galinga, kad ji gali padengti mus? Jau iš karto. Mes jau iš karto gimstam čia padengti tos iliuzijos. Kaip čia dabar? Džyva yra tas pats Brahmanas, bet padengtas iliuzija dabar. Iš kur dabar iliuzija tokia galinga, kad ji gali padengti Brahmaną dabar? Jeigu Brahmanas yra, žiūrėkit, visą Majavadą galima paneigti visiškai vieną frazę. Jeigu Brahmanas yra toks galingas, nirvišeš nėra, ką visą persmelkinis visai, kodėl ta Maja dabar ypatingi taip? Suprantat? Iš kur? Jeigu čia jos produktas, atsiprašau, jo produktas Maja, kodėl Maja turi tokią galę, kad padengia? Ir netgi, jeigu aš esu aukščiausias dievosmo, tarkim, ne, mane padengia ta Maja. Absurdas. Tai vat, jis turi vieną spalvą, bet jis apsireiškia daugelyje spalvų. Arba nuotaikų, jausenų per savo asmeninę šaktį, sako Šveta Upanishad. Tai kitame Upanishadų posme yra pasakyta, kad Krišna yra vienas, bet jis pasidarė daug. Įvairovė. Dvasinė įvairovė, materiali įvairovė. Kaip? Per šakti principą. Šakti padarė taip, kad jis apsireiškia. Tiek daug spalvų, tiek daug, kaip vadinasi, jausenų, nuotaikų. Jis, kuris yra išvara visame pasaulyje, yra jis vienas be kito. One without a second. Jis yra
aukščiausias Majos valdovas, dar vienas Šveta Upanishad posmas sako. Ja. Jis yra Majos, kuri yra tarsi aklavietė, kur gyvas yra pagautos. Jis yra jos šaltinis. Jis valdo visą pasaulį savo aišiai šakti. Per savo aišiai šakti. Aišiai tai reiškia jo troškimo energija. Ičia yra jo troškimas. Jeigu jis kažką panorės padaryti, tuoj pat šakti visą tai sutvarko, visą tai apreiškia. Tai dabar 3 šakti yra aprašytos. Savishvakrit Vishvavidat Mayonir Gyakala Kala Guni Sarva Vidya Pradhana Kshetragya Prati Gunesha Samsara Mokshastiti Bandha Hetu. Šitas paramatma yra visa žinantis ir jis yra pasaulio kūrėjas. Jis yra Atmajoni, yra gimęs pats iš savęs. Jis yra kalos arba laiko valdovas. Jis yra visako žinovas. Jis yra išvara arba pradhanos išvara. Tai yra Majos valdovas. Jis yra kshetragyos, tai yra gyvas valdovas. Irgi viena po kitos Upanishadų šlokos, Švetaro Upanishadų šlokos aiškina, kas yra aukščiausias Dievo asmuo. Kad jis visada su savo šakti. Jis visų šakti valdovas. Ir viskas vyksta pagal jo troškimą, jo daug begalybės šakti veiklos dėka. Pradhana reiškia Maja šakti šiame posme, kshetragya reiškia gyva šakti ir čit šakti, kshetragya pati. Tai vat šitame posme. Toliau Vradžanatas užduoda labai įdomų klausimą. Mes grįšim prie to sekmadienį, bet tiesiog, kad duoti temą, jūs galit pasižiūrėti šitą 14 skyrių Džiaiva Dharmos. Angliškam arba rusiškam leidime jums namų užduotis sekmadieniai. Tai 14. Čia šiandien 14. Šakti tatva. Tai jis amžinai glūdis, Vradžanatas klausė. Jeigu Krišna labai glaudžiai bendrauja su savo šakti, jis veikia tik kaip čia, su šakti pagalba. Tai kaip dabar jis yra nepriklausomas? Kaip jis gali turėti nepriklausomą troškimą, nepriklausomą prigimtį, nepriklausomą prigimtį ir nepriklausomą troškimą? Tai retorinis klausimas, atsakymą, kurį mes jau girdėsime sekmadienį. Tai Babadžis atsako, šakti mata jo bėda. Tai yra visiškai neišsiskiriamas duetas šakti ir šaktiman. Visada kartu. Todėl sakoma, kad Rada ir Krišna yra iš tikrųjų absoliuti visuma. Absoliuti vienybė. Nėra Rados be Krišnos ir nėra Krišnos be Rados. Nėra saulės be spindulių, nėra spindulių be saulės. Štai yra absoliutus principas. Tai šitie labai svarbus dalykai apie šaktį visada turi būti su mumis. Šri Džiaiva Dharma ki jai, Sačidananda Šila Bhaktivinoda ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Bol. Tai šiandien mūsų negausioji kampanija, šitą trumpą paskaitą apie šakti tatvą. Jeigu turit kažkokių klausimų, galite užduoti. Apreiškimo metu visa tatvą šakti apreiškiama ar dalis tos? Galima sakyti ne dalis, nes dalis yra kažko, kas
Jo. Yra begalinė, tai tam begalybės teklas. Galima sakyti, nes tam, kad būtų aišku mūsų kalba, galima sakyti ne dalis, o galima sakyti aspektai. Jeigu yra, pavyzdžiui, brahmanas, tai yra brahmano aspektas, nirvišeša, kuris neturi asmenybės, besmenės aspektas, bet vis tiek šakti ten yra. Lokalizuotas aspektas paramatma vis tiek šakti ten yra. Ir Bhagavanė šakti yra pilnai kaip Šrimati Radhika. Ir atitinkamai visos Radhikos ekspansijos, Umara Maša Čandra Rukmini. Ir Maja šakti irgi. Tai žodžiu, visur yra šakti, be šakti nieko negali būti. Brahmanas negali pasiekti, pažinti Brahmaną tu negali, jeigu nėra Krišnos valios tam. O Krišnos valia kaip apsireiškia per šaktį. Tai per šaktį mes galim pažinti Brahmaną, tai yra aukščiausia Dievo asmenį. Jeigu kažkas nori impersonalų aspektį pažinti, gali pažinti, bet vėlgi per ką? Per šaktį. Negalima sakyti, kad šaktį neegzistuoja. Nu, taip. Kai čia tėvas su motina, ne? Be motinos kas gali būti? Be tėvo nieko negali būti ir be motinos negali būti. Nėra tėvo, nebus ir vaiko. Nėra motinos, nebus ir vaiko. Ir jokių produktų, ir jokių apsireiškimų, jokio žinojimo negali būti be šakti ir šakti man kartu. Tai maždaug taip. Ok, čia galima galvoti labai giliai. Ir palaimintos tos dienos, kai mes galim susirinkti ir kartu apie tai galvoti, labai padeda, aš tikiuosi. Tai aš žinau, kad daug kas norėjo atvažiuoti ir negalėjo šiandien, tai visiems baktam, visiems mūsų draugam, Hare Krishna, kurie žiūri mus tiesioginėme eteryje ir kurie žiūrės toliau įraše. Visiems geriausi linkėjimai ir susitiksim šeštadienį ir sekmadienį. Šeštadienį bus, aš tikiuosi, vieša programa. Mes labai stengsimės tam, kad kažkas iš naujų draugų apsireikštų, ateitų. Ir sekmadienį baigiamoji programa Kalvarijų salėj, Vėjų Pinavijoj šeštadienį 16 val. Ir sekmadienį Kalvarijų salėj. Laukiame visų. Radhe, Nitai Gaur Premanandai, Hri Hri Bol.